webinarus, taigi šiandien aš kažkaip tikėjausi, kad jūsų bus dar mažiau, kadangi vyksta tikrai dabar webinaras ir labai geras webinaras, taigi, na, jeigu jūs prisijungėte šiandien čia, tai matyt, arba nesuprantat rusų kalbos, arba neprisiregistravot, arba labai norit apie kūno priežiūros priemonės išgirsti. Tvarkoj, mėlėjai, aš pasistengsiu tikrai tilpti į valandą ir nedaugiau, nes žinau, kas klauso, tai tikrai nori pasiklausyti, ir tarp kitko labai geri lyderiai šiandien šneka. Va, tai tiesiog koncentruokimės ir orientuokimės į valandą laiko ir tiesiog noriu prasidėti per kūno priežiūros priemonės, kad tiesiog gerai orientuotumėmės katalogę, kad žinotumėm, kur jos yra, kokias ir dėl ko jas reikia vartoti. Taigi, iš tikrųjų, mes kada rengiam tiesiog paskaitas, tai daugiausiai tai, ką mes labiausiai parduodam, kokius darom didžiausius pardavimus, tai, ką mes labiausiai mėgstam, kažkaip tos kūno priežiūros priemonės pas mus visada lieka paliktos ir mes kalbam turbūt į pusmetį kartą, jeigu ne dar rečiau. Tai aš pagal savo šiokią tokią statistiką pasižiūrėjau, kad mes apie kūno priežiūros priemonę šnekėjom turbūt praeitais metais. Tai, žinot, tiesiog norėjau, kad mes, akcentuotumėmės į tam tikrus dalykus, kad jūs žinotumėt tiesiog asortimentą ir šiek tiek jame orientuotumėtės. Nes tikrai, aš manau, jūs tikrai naudojate kūno priežiūros priemonės. Kiekvienas iš mūsų turim savo mylimiausias, apie kurias galim pasakoti nuo ryto iki vakaro, ar ne? Yra tam tikrų naujienų, ką mes gavom visiškai nesenai. Bet aš tiesiog sakau, kad jūs žinotumėt šiek tiek apie visas kūno priežiūros priemonės, tiesiog prasidėkim gal ir ne taip giliai, bet prasidėkim pro visas. Taigi, kaip ir veido oda, be abejo, taip ir kūnas mūsų reikalauja priežiūros ir jo odai taip pat yra reikalingas valymas kasdieninis, valymas giluminis, drėkinimas, maitinimas ir be jokios abejonės apsauga. Taigi, kas valo mūsų kūno odą? Aišku, gelis dušui pirmiausia, ar ne? Jūs pasakysit greičiausiai gelis dušui, kažkas pasakys pylingai, ar ne? Ir tas, aišku, tinka. Kokius mes turim gelius dušui? Turbūt tokie, kurie, kai atėjome į tą kompaniją dirbti, mes juos turėjom. Dabar iš tikrųjų jau jie, kaip supratau, išeina iš asortimento, gal tik tai laikinai, bet vienas kitas dar pasitaiko, todėl aš juos irgi paminėsiu. Pirmiausia, tai mes turėjom ir dar manau, kad daugelis ir turi savo sandėliuose, tai būtent akvamusai. Ne? Aš dabar net galvoju, ar jie yra katalogė, netgi ko gero, netgi nėra naujam katalogė. Netgi kodų negaliu pasakyti. Bet kažkodėl aš manau, kad jie sugrįš į asortimentą, galbūt pagerinti, patobulintą priemonę, nes iš tikrųjų nebėra, ar ne? Tai ko gero ir nėra ko apie juos šnekėti, tiesiog labai trumpai, jeigu jie atsirastų, tai yra be galo geros priemonės, mes labai jas mėgom ir tikrai visi naudojam, tai vat būtent akvamusai, tai yra, jei taip vienu sakiniu pasakyti ir labai trumpai, tai yra muilas kūnui prisotintas deguonimi ir vaisių ekstraktais, ar ne? Iš tikrųjų, super energija, tiesiog stresą nuo odos nuima. Labai patiko vyrams, labai patiko jaunimui, labai patiko vyresniems moterims, iš tikrųjų labai gera formulė, nėra tai nėra, ar ne? Aš manau, kad galbūt jie dar atsiras, nes iš tikrųjų super priemonės. Tai gal ir labai neapsistosim prie to. Toliau mes turim, dabar reiktų man turbūt katalogą susirasti, tai yra ne tai, kad susirasti jums pasakyti, ar ne?
Na, aš taip ir pradedu pasakoti nuo tų, kurie atsirado ir buvo, tai yra anksčiausiai, ar ne? Tai vat katalogo 81 puslapyje mes matom ir pienelius, ir dušo kremus, gelius. Tai yra saulėtosios alyvuogės, kur yra dušo kremas, dušo gelis ir locionas, tai yra pienelis. Yra dušo gelis alavijas ir yra kūno locionas rožė. Ar ne? Na, turbūt reikėtų pirmiausia pašnekėti apie gelius, o paskui tik tai apie locionus, ar ne? Na, bet aš tiesiog bendrai pasakysiu. Iš tikrųjų, tai labai puikia serija, na, alyvuogių serija, negaliu slėpti, yra mano pati mylimiausia. Na, todėl turbūt, kad jinai yra tokia antistresinė, jinai yra super maitinanti. Tai iš tikrųjų minkština odą, daro odą, na, tiesiog kaip kūdikio. Alyvuogės ekstraktas ir alantoinas, vitaminas E, hialurono rūgštis, jinai puikiai drėkina, puikiai saugo odą, kaip ir dušo gelis, na, jis tiesiog, nu, super minkština, tikrai ta barchatinė oda, pienelis tiesiog dieviškas. Be abejo normalizuoja kūno pH balansą, taip tonizuoja. Idealiai tinka po įdegio locionas, po įdegio saulėje, po maudymosi baseine. Oda niekada nepleiskanoja. Iš tikrųjų, super maitinimas odai šitas alyvuogių aliejum. Na ir kas naudoja, tai žinot turbūt, kad fantastiškas yra aromatas. Dėl to aromato iš tikrųjų apskritai su alyvuogių aliejum, vat, kai buvo pas mus dar iš serijos 20, 30, 40 buvo veido priežiūros priemonės su alyvuogėm, na tai paskui tą kvapą jau bet ką nuvesti. Iš tikrųjų net keista, kad vat, tikrai toks nuostabus kvapas būtent iš tų alyvuogių aliejaus sukurtos tos kosmetikos, nepaprastai šaunus kvapas ir alyvuogių aliejaus, va šitas alyvuogių aliejus, šitą alyvuogės stevija, iš tikrųjų, na, fantastišką turi aromatą, tekstūrą, tiesiog kaip plaktos grietinėlės, nu, iš tikrųjų be galo malonus ir pasakyčiau, kad tikrai skausus, užtenka tikrai ilgam, na, nežinau, sakykime, na, turbūt dušo kremas gelis, netgi ir vadinasi dušo kremas gelis, o ne šiaip gelis, ar ne? Tai iš tikrųjų gal, na, sakykime, taip greičiau užsinaudoja, ar ne? Tuo labiau, kaip padeda kiti šeimos nariai išnaudoti, bet pienelis tikrai ilgai, aš nežinau, aš tai alyvuogių naudoju, tai su rožėm irgi labai mėgstu tą pienelį, iš tikrųjų pakankamai skalsiai ilgai, aišku, nepalieka net tas su alyvuogėm pienelis, tikrai nepalieka riebalinio sluoksnio ant odos, jokių būdų, puikiai įsigeria, oda tikrai barchatinė, kas pabandysit, tai tikrai žinosit. Bet ir dar labai šaunus be abejo yra dušo kremas gelis alavijas. Na, jūs puikiai suprantat, kad ten, kur yra alavijas, ten yra tvarkomi uždegiminiai procesai arba saugoma nuo jų. Ten yra nuo odos sudirgimo, nuo kažkokių tai ten paraudimų ir taip toliau. Tai yra tiesiog antiseptinis, antiuždegiminis preparatas ir fantastiškai drėkinantis. Pats alavijas savyje turi virš 200 biologiškai aktyvių medžiagų. Be jokios abejonės, jei į preparatą įeina alavijos sultis, tai mes turim tikrai priešuždegiminę priemonę ir tikrai labai tinkanti prausti odai, kūno odai po nudegimo saulėje, iš tikrųjų fantastiškai. Justina klausė 200 biologiškai aktyvių medžiagų. Pats alavijas, alijošius tas mūsų senoviškai tai vadinama, ne alavijas, pats augalas, tai yra pats didžiausias drėkiklis gamtoje, jis savyje turi labai daug vitaminų, mikroelementų ir virš 200 biologiškai aktyvių medžiagų.
Taigi, jei mes turim alaviją, tai mes visą tą puokštę gaunam arba ant veido odos, arba ant kūno, arba kaukės dedam ir taip toliau, ir taip toliau. Praeitą trečiadienį buvo fantastinė paskaita, žinau iš nuogirdų, nors dalyvauti negalėjau, tai Diana Galatiltienė, mūsų super lektorė, pasakoja apie alaviją ir visas priemonės apie kas liečia alaviją. Taigi, manau, kad taip papasakojo gerai, kad jau ilgam atsiminsim apie tai. Taigi, labai ir neapsistosiu prie šito dušo gelio. Na, o pienelis rožė susideda iš rožės žiedlapių aliejaus. Turi super aromatą. Mielosios mergaitės ir berniukai, net tie, kurie visiškai abejingi esate rožių aromatui, yra netgi moterų, kurios nemėgsta rožių, nes nemėgsta rožių aromato. Bet pažįstu vieną moterį, kuri sako, rožė labai graži, jeigu jinai nekvepėtų. Na, yra ir taip, ar ne? Ir aš pati tikrai neprisiekusi rožių kvapo gerbėja, bet šitas losjonas ant tiek yra natūralus, tas kvapas yra ant tiek natūralus, kad iš tikrųjų susideda, kaip dar kartą pasikartosiu, iš rožės žiedlapių aliejaus, alyvuogių aliejaus to paties, alantoino, akimirksniu drėkina netgi ląsteliniam lygmenyje. Po saulės įdegio ir po baseino fantastiškai tinka, kaip ir alyvuogių pienelis. Tai yra visų tipų odai. Tiek vienas pienelis, tiek kitas yra visų tipų odai. Tai iš tikrųjų tikrai fantastinės priemonės, pabandykit, nesigailėsit, bet kurią iš tų paėmę, tikrai. Toliau, na, mes turim keletą dar tiek kremų suflė, kurie vėlgi tai pasirodo, tai vėl išnyksta ir labai nenorėčiau ilgai prie jų apsistoti, kadangi mes dažnai jų iš tikrųjų neturim. Na, prie, kuriam čia dabar puslapyje, katalogė yra mūsų tie dušo kremai geliai su 84 puslapis, mes turim 4 kremus kūnui suflė, tai yra 84-85 puslapis, taip ir turim dušo kremus gelius, ar ne? Na, jų kiekis yra praktiškai, na, jie yra pigesni, ar ne, kai žiūrim, sakykime, alyvuogių seriją arba į alavijo dušo gelį, tačiau jų yra kiekis dvigubai mažesnis, pakankamai, na, žymiai greičiau naudojasi be abejo, ar ne, be dozatorių, tačiau yra žmonių, kurie tikrai mėgsta šituos kremus gelius ir tikrai naudoja, tai, na, jau iš pavadinimo galim žinoti, ar ne, iš tikrųjų, iš ko jie gali būti sudaryti, ar ne. Tai tiesiog puikiai valo, puikiai tonizuoja, mandarinų desertas iš tikrųjų, na, žadina ryte, ar ne, tiesiog tonizuoja odą, suteikia energijos be abejo. Rytinė kava lygiai tas pats, ar ne, kofeinas, kavos aromatas ir žvalumą suteikia, ir atgaivina odą, ir pabundam, ar ne, ir kavos puodelis, ir gelis rytinė kava. Iš tikrųjų puikus labai aromatai, na, šokoladinė fantazija, be jokios abejonės, nuramins odą, atpalaiduos, na, ir išprovokuos turbūt džiaugsmo hormoną, kurį gamina mumyse šokoladas, ar ne. Taigi, iš tikrųjų, ir suflė tas pats, kremai suflė, ir jie yra sukurti, na, malonumui, ar ne. Skausūs naudoti, nepalieka riebių dėmių ant rūbų, švelnus, aromatai be abejo, minkština, barchatinė oda, natūralūs, visiškai natūralūs komponentai. Tai vat, jeigu kalbam apie mandarinų suflė, kaip ir apie mandarinų kremą, tai yra dušo gelį kremą, tai, na, intensyviai drėkina, ramina, atstato ir saugo odą, na, kaip ir visos tokios kūno priemonės. Kava be abejo, vėlgi pasikartosiu, ryte
ar ne, tonizuoja, akimirksniu susigeria tas suflė, stangrina odą, drėkina, ypač drėkina po druskų procedūros, labai tinka iš tikrųjų tos suflė. Tikrai nepalieka jokio sausumo efekto, netraukia tikrai odos ir, na, aišku, ant odos lieka nuostabus jausmas, be jokios abejonės. Švelnus be galo tai yra suflė ir labai ekonomiški. Nežiūrint į tai, kad kartais mus gąsdina jų kaina, tiesiog atrodo, na, 240 gramų nėra čia taip daug, o kaina tokia, na, kaip kūno geliui pagal mūsų visas kitas priemonės atrodo, na, šiek tiek brangesni. Tačiau iš tikrųjų tikrai skalsus naudoti. Kažkada mes turėjom, na, akcijose juos, ar ne, kažką pirkdavom, nebepamenu ką, ir gaudavom šituos suflė. Tai man atrodo, kad visi išbandėm tada, daug kas užsisakėm tos suflė ir tikrai likom patenkinti, nes ypač po tos akcijos tikrai žmonės tiesiog, na, baiginėjo tos suflė ir vėl užsisakydavo, nes iš tikrųjų labai malonus yra. Labai malonės priemonės. Tai kas losjoną naudoja, kas pienelį, kas suflė. Aišku, jeigu naudojate dušo kremus gelius, būtent iš tos serijos, kur yra 84 puslapyje Dolce Vita, ar ne, tai be abejo pasirinksite pienelį kūno, ar ne, po maudynių, po baseino, tikrai pasirinksite kremų suflė, ar ne, netgi tie patys aromatai ir tie patys kvapai. Tai dažniausiai būna taip. Kas renkasi alyvuogių seriją, aišku, ir pienelį renkasi alyvuogių. Taip dažniausiai būna. Taigi galite pasirinkti iš tikrųjų bet ką. Toliau. Kaip vyksta, o tiesa, dar norėjau labai pasakyti, kad mes turime dvi kempinėlės, kurias galime praustis. Turim spa pirštinę fantastinę, kuri yra naujovė, ar ne? 90155 kodukas yra spa pirštinė, kurią tikrai visi labai mėgsta, jin atlieka ir pilingo tokį vaidmenį. Tai yra originali, iš tikrųjų labai naujiena mūsų, ar ne, na jau nebe tokia naujiena, bet iš tikrųjų ne taip senai nėra atsiradusi, ar ne. Spa pirštinė yra iš celiuliozės, jinai yra tokio, na, grublėto pynimo, kurio pagalba puikiai nušviečia odą, ypatingai jaučiamas efektas, na, ten, kur yra oda, aišku, grubesnė, ne, ant alkūnių, ant kelių, ant padų. Pirštinė labai patogi naudoti, kadangi idealiai fiksuojasi elastinė riešinė, ar ne, prie plaštakos riešo. Reguliariai naudojant darysim tikrai ženklų poveikį savo celiulitui, nes pirštinė yra, na, jinai ne tik efektyviai šalina nešvarumus, bet ir puikiai masažuoja, ir po tokio masažo, ir po tokio pilingo, ar ne, iš tikrųjų oda, na, įsisavina, sakykime, celiulitinį kremą, arba ten, jeigu druską toliau apdorojam, ar ne, kelis kartus efektyviau, dėl to, kad mes šitaip sušildom ir išmasažuojam tą odą. Dar mes turim ir kūnui, ir veidui, nors tai yra lyg ir veidui, bet kūnui, patikėkit manim, ypatingai kūdikiam, labai daug yra naudojama. Tai yra kodukas 94304, yra natūrali kempinėlė koniakų. Tai yra 100% natūralus produktas, pagamintas iš paslaptingojo Rytų Azijos augalo. Tai iš tikrųjų tikrai galinga drėkinanti kosmetikos priemonė, pasižymanti natūraliomis valančiomis ir odą poliruojančiomis savybėmis, nepaprastai švelni tekstūra, idealiai tinka ir jautrios odos valymui. Daiva, aš jums pritariu visų 100%, pasakiška ir nereali kempinėlė. Sutraukia poras, nuima blizgesį, švelniai masažuoja, nepažeisdama visiškai odos. Galima naudoti ir visam kūnui prausiantis duše, vien dėl to aš jums apie tai ir pasakoju. Ir vietoj prausimosi kempinės. Oda lieka švelni ir minkšta, iš tikrųjų kaip kūdikio odelė. Kempinėlę rekomenduojama naudoti 1-3 kartus per savaitę. Ne 3 kartus per dieną, bet 3 kartus per savaitę. Taigi, tiesiog norėjau jums trumpai priminti būtent apie šitas kempinėles. Toliau, noriu pažymėti pilingus,
mes juos turim tikrai, na, tas pilinginės druskas arba pylingus, ar ne? Turim ir universalius pylingus, kurių tikrai nereikia pamiršti, kaip ir veido odai mes naudojam rankoms, ar ne, ir rodom, ir demonstruojam, ir naudojam. Bet, mielieji, pilinguoti tokias vietas kaip kaklo ar dekolte zoną, manau, kad, na, gal ten mažiau druska patrinkim tas vietas, bet jau pilinguoti tai iš tikrųjų reikia. Nes labai, na, oda yra ploniausia toj vietoj, pažeidžiamiausia, ją reikia saugoti, reikia ją drėkinti, reikia maitinti ir pilingai iš tikrųjų, na, gal ne visai teisingai pasakysiu, nušalina turbūt, norėjau pasakyti, ištraukia iš odos toksinus, žodžiu, šalina toksinus, nuima stresą, šlakus, purvą šalina net iki 3 odos sluoksnių. Aktyvūs pilingai, mes jų tokių irgi turime, neaktyvūs pilingai tinka greitam valymui. Švelnūs pilingai valo, gal net sakyčiau, giliau pagal visą instrukciją ar aprašymus, ar ne, tačiau tinka alergiškam valymui. Ir toks citrininis pilingas fantastiškai tinka odai tonizuoti, fantastiškai pačiam kūnui. Citrininį pilingą daug kas naudoja kūnui, ne tik tai veido odai. Toliau pieniškas pilingas labai tinka, tai yra super maitinimas. Kai turėjom gyvatės taukų pilingą su gyvatės taukais, na, buvo iš vis labai gerai, ar ne? Deja, dabar mes jo neturim. Taigi, dar mes turim, aš jums koduką pasakysiu, mes turim šaunų šveitiklį odos, tai yra gelis pilingas dušui uogų kokteilis. Na, taip, tuoj pasakysiu koduką 30123, tai yra susmulkinto migdolo dalelėmis ir žemuogių ekstraktu. Fantastiškas kvapas, pasakiškas gelis pilingas ir gelis pilingas būtent dušui, tai yra būtent kūnui. Pabandykit, būsit be galo patenkinti ir rašysit lygiai tokį pat žodį, kaip dabar parašė Daiva, ar ne, pasakiška, ar ne, apie kempinėlę. Gelis pilingas yra iš tikrųjų fantastinis. Jis ir kaip šveitiklis, ir tiesiog, na, maitinimas, drėkinimas, tai va, jeigu norite būtent pilingo kūnui tiesiog specializuotą, tai pasirinkite šitą pilingą, tikrai, na, tikrai šauniai pasijausit, ar ne, tai toks lyg ir tarpinis variantas tarp druskos ir pilingo, bet aromatas fantastinis, iš tikrųjų, fantastinis aromatas. O šiaip pilingai mūsų tie universalūs, tai tinka visi kūnai, tiesiog idealiai tinka, taigi visiškai nekreipti dėmesio, kad mes, na, naudojam jį tik tai veidui ir rankytėm dažniausiai, ar ne, arba ten kas alkūnės pilinguoja, kas kojas pilinguoja, ypatingai prieš depiliaciją ir taip toliau. Taigi tikrai panaudokite šitą pilingą ir jį pabandykit. Odos maitinimą mes, mielieji, gaunam per druskas. Iki pat ląstelės branduolio, jeigu taip galima tiesiai išsireikšti ir teisingai. Visi mikro ir makro elementai yra druskose, mūsiškėse. Fosforas, kalis, magnis, jūros dumbliai. Ir apskritai odos atstatymas kūno odos vyksta per druskas. Dėl to mes jų taip daug ir turim. Druskomis skaidom tas druskas, kurias mes turim kauluose, artritai, ataugos. 2 centimetrų druskos, aš turiu omeny didelius tuos įpakavimus, tuoj pasakysiu, kuriame puslapyje, tai yra 79 puslapis, 78 ir 79 puslapis, yra druskos, kurios pradeda 30215, 30216, 213, 30222, tokie kodukai. Yra 5 rūšių druskos 79 lietuviškame kataloge naujame ir
78 puslapyje yra druska kūnai negyvosios jūros dumbliai. Taigi, vat iš šitos druskos, jeigu mes išspaudžiame tą pačią druskytę, nes pusėlė už pačios druskos, iš tikrųjų 2 centimetrų druskos užtenka, jeigu mes visą kūną sukamaisiais judesiais ištrinsim 1/4 kūno. Užtenka 2 centimetrų. Žodžiu, 4 kartai po 2 cm druskos reikia visam kūnui. Druską reikia įtrinti į kūną sukamaisiais judesiais. Nuo 5 iki 15 minučių palaikyti. Būtų idealu. Taigi, pradėkime nuo pradžių apie druskas. Labai norėčiau pažymėti, tiesiog spustelėti ant druskos, kuri vadinasi žalia arbata. Žalios arbatos ekstraktai yra fantastiški gydomąja prasme odai. Tai yra biostimuliatorius, antioksidantas, drėkiklis ir tonizatorius. Ką jis daro odai? Stimuliuoja kraujo ir limfos mikrocirkuliaciją, stimuliuoja odą, kad įgautų visus, kad įkvėpuotų, kad įgautų visus mikro ir makro elementus, nuima paraudimus odos, uždegiminius procesus tvarko, suteikia odai elastingumo, gerina odos netgi spalvą, saugo nuo, tokio, negaliu sakyti, čia dabar gražiai pasakius, kada oda vysta, nes stangrinimą duoda, liftingą duoda. Iš tikrųjų, tai yra priešuždegiminė druska. Tai yra, dar kartą pakartosiu, stipriausias antioksidantas ir be abejo maitinimas. Vienintelė druska, kuri išveda iš organizmo laisvuosius radikalus. Tai iš tikrųjų labai vertinga druska, labai tinka bet kokio amžiaus žmonėm, paaugliai, vaikučiai, ir šiek tiek vyresni, kurie ten gausiau prakaituoja, sunkiau tuštinasi, vadinasi, visi toksiniai šlakai eina per odą. Dažniausiai būna taip, kada nugarytė paberta arba, dažniausiai nugara, pečiai ar nebūna paberti. Reikia toj vietoj gero pylingo 2 kartus per savaitę ir būtinai su druska kūno spa ir su žaliaja arbata. Susitvarkysite šitas problemas. Išsivalys poros ir kad ir trupučiuką ten yra toks perštėjimas, graužimas, kaip jis sako, man graužia, man netinka šita druska. Tiesiog perspėkit žmogų, kad druska yra druska, kur mes ją be užbarstytume, gal yra kokia žaizdelė, gal kažkoks spogelis ten nuklyšo, ar ten nusitrynė, ar ten nukasėm, nudraskėm kažkaip, tai kad ten trupučiuką paperšties, druska, jūros druska apskritai gydo. Apskritai jūros vandenyje yra tiek mikroelementų, kiek yra žmogaus kraujyje. Taigi viskas, kas yra jūros dugne, dumble, jūros augalų sporos arba ten įvairiausi jūros produktai, ar ne, viskas, jūros druskos, jos yra fantastinės iš tikrųjų žmogaus tiek odai, tiek organizmui, ar tai mes turime kremus, ar tai mes turime druskas, ar ne. Taigi tai yra bet kokiu atveju dedama tam, kad žaizdelės užgytų, kad tie spuogučiai išsivalytų poros ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, tegul nebijo žmonės, jeigu ten trupučiuką paperštės ar ten kažkas, tai labai yra gerai, vadinasi, pylingu nuvalėm gerai odą, atsivėrė poros ir mes gaunam maitinimą. Mes tiesiog gaunam maitinimą. Ar ne? Ir viskas gydosi, tvarkosi. Be to, druskos išveda iš organizmo toksinus ir šlakus. Jos ne tik duoda, bet ir paima. Taigi, labai iš tikrųjų šaunios druskos, persikų mes dar druską turim, ar ne, labai mėgstamą iš tikrųjų su medumi ir persikų kauliuko ekstraktu. Tai yra energija, maitinimas,
Labai tinka sąnarių skausmui malšinti, apraminti. Labai tinka ištrinti kojytės, kur yra kauliukai įsikišę ar ne kojose. Kada kalcis išeina iš organizmo, ar ne, išsikraipo tiesiog rankų, pirštų, kauliukai, ar ne, sąnariukai visi, labai tinka, iš tikrųjų įtrinkit, apvyniokit, kad ir tas pėdutes, ar ne, maistinę plėvelę, pabūkit pusvalandį, pusantros valandos. Yra žmonių, kurie miega su ta druska, iš tikrųjų skausmą nuimsim tą druską, o ten visokas perštėjimas kažkoks, tai net nekreipkit dėmesio į tokius dalykus. Tai vat, toliau, rožę mes turim. Rožės druska yra, rožė apskritai, rožės aromatas yra gundymui, ne? Tai valo limfą, aišku, išveda cholesteriną, mikrocirkuliaciją padidina. Tačiau aromaterapijoje rožė yra trečias augalas nuo pradžios, ar ne, jeigu nuo pirmo pradedam. Taigi, tai yra iš tikrųjų, maloni druska, kaip sakiau, išveda cholesteriną, valo limfą ir be jokios abejonės, bet puikus aromatas ir labai šauni druskytė, labai yra mėgstama ir perkama, ypatingai jaunimo. Turim kūno druską greipfrutą. Iš tikrųjų, druskytės tos kristalai, jie puikiai pašalina negyvos odos ląsteles, jeigu mes prieš tai nenupilingavom. Greipfruktas tangrina, puikiai druska tinka šitiem kovai su celiulitu, ar ne, ir apskritai tiesiog tikrai mes dažnai labai patariam, kad jeigu pasibaigia čili druskytė ar ne, celitiniai serijoje ir mes jos tuo metu neturime, mes visi rekomenduojam dažniausiai tai kūno druską, greipfruktą arba imbierinį gomažą, ar ne, bet šiek tiek apie tą imbierinę druską norėčiau pasakyti. Vėlgi, imbieras, ar ne, turim tokį šventą žodį, kurį iš tikrųjų visi suprantat, kas yra imbieras, ar ne, tai antioksidantas, tai imunomoduliatorius, savyje turintis vitaminus A, B1, B2, C vitaminą, magnį, fosforą, kalcį, geležį, natrį, kalį, cinką ir krūvą amino rūgščių. Iš tikrųjų, ką jis daro odai? Atstato energetinį balansą, turi tiesiog išreikštą liftingo efektą, stimuliuoja naujų ląstelių regeneraciją, išveda toksinus kaip ir visos druskos, ar ne, ir saugos odą nuo senėjimo proceso, skirsto ir aišku, maloniai šildo, ar ne, imbieras, kuo jo daugiau, tuo yra geriau. Taigi, iš tikrųjų, kaip ir anticeliulitinė druska kovai su celiulitu jinai tinka, kaip ir apskritai kaip pilingas, ar ne, apskritai kaip maitinimą teikianti druska. Taigi, imbierinis gomažas, tuoj pasakysiu, koks jo numeriukas, jeigu rasiu kodukas, greitai gal kas nors. Gerai, pati radau. Vadinasi, druskos šveiktiklis su imbiero ekstraktu. Tai yra 32507 kodukas ir lietuviškam katalogė yra 73 puslapyje. Kadangi atėjom iki imbierinio gomažo, tai dar noriu pasakyti, kad kas liečia kūno druskas, yra dar, tiesiog pamačiau fito druską ir taip pat jums apie ją pasakysiu. Yra šauni dar fito druska, taip ir vadinasi fito druska, tuoj pasakysiu koduką 30506. Tai yra aktyvių medžiagų fito kokteilis, veikia super. Yra tiesiog, fito druska šita yra tiesiog nukreipta į drenažą, į tiesiog, taipogi kūno svorio mažinimui tinka šita druska, ar ne? Kas į ją įeina? Fantastinė sudėtis, dagilis, krizantema, ženšenis, alavijas, ramunėlė,
migdolo aliejus ir be jokios abejonės jūros druska. Kadangi apskritai šnekam apie druskas, tai mūsų kompanijoje yra tik jūros druskos ir su visokiais kitokiais eteriniais aliejais. Ką reikia daryti? Supilti į vonę tą druskytę, vanduo turi apsemti kūną, tačiau tai turi būti iki širdies ploto. Gulėti vonioje, tarp kitko, nepilkite nenaudokit karštesnio vandens nei 40 laipsnių temperatūros ir gulėti vonioje nereikia 1,5 valandos, visą tik tai nedaugiau nei 20 minučių. Tos žolelės ir visi komponentai yra sudėti sausam pavidale. Ir toks jausmas, kad gulite žolėse ką tik šviežiai išdžiovintose. Iš tikrųjų, jausmas yra fantastinis. Na, tiesiog toks jausmas atsigulus, kad, po oda lyg ir kažkas vaikšto ir tiesiog vyksta toks mikromasažas tų žolių. Ir išlipus iš vonios reikia gerai nusitrinti rankšluosčiu ir per keletą minučių tiesiog būna oda tokia įraudusi ir jaučiamas toks netgi tokia kraujo cirkuliacija, netgi išlipus iš vonios. Iš tikrųjų labai fantastinės tos jūros, tos kito druskos ir tikrai siūlau pabandyti be jokios abejonės. Na, apie imbierą jau turbūt ir nešnekėsime, apie tą imbierinę druską. Ar ne? Koduką jau parašėm, ar ne? Taigi, ką dar norėjau minutėlę prie to gomažo sugrįžti, taip klausėt, kiek kartų užtenka, be abejo visą pakelį pilti reikia. Jeigu norit rezultato, pilkite visą pakelį, be to pagulėję 20 minučių, šitoje druskoje per vieną maudymąsi, per vieną procedūrą jūs turėtumėte netekti nuo 3 iki 600 gramų svorio. Tai va, kokia stebuklinga šita yra cito druska. Tai yra iš tikrųjų pilna kūno odos detoksikacija, jeigu tai pasakyti vienu sakiniu ir tiesiai į taikinį. Taip, taigi apie tą imbierinę druską gomažą 32507, kur šnekėjom, ar ne, kodukas, tai noriu pasakyti, kad ta druskytė lengvai šildo ir kad vyksta tikrai odos valymas. Labai tinka ištrinti vidinę rankų pusę, ar ne, kur dažniausiai vyresnėm moteriams, sakykime, taip, jaunom mergaitėm, tai turbūt net visai negalioja šitas pasakymas, ar ne? Vidinė kojų pusė, vidinė šlaunų pusė, vidinė rankų pusė, iš tikrųjų labai stipriai stangrina. Stangrumas iš tikrųjų yra garantuotas, kada jūs imbierinę druską arba greipfrukto druską naudojatės porą kartų per savaitę. Žinokit, odos stangrumas tikrai garantuotas, reikia tik nepatingėti, porą kartų per savaitę. Ir pasitenkite pabūti ne mažiau 5 minučių su šita druska. Riebiai odai labai puikiai tvarko riebę odą, sutraukia poras, išvalo, gamažas būtent šitas imbierinis. Apie netgi 3-4 kartus galima, netgi tiek. Tai ir tiesiog pamasažuoti. Galite tą gomažą dėti praktiškai beveik ant sausos odos. Tai tikrai ir pagerinsite be galo struktūrą odos, aišku, ir ko negalima, be abejo nuplauti po to, kas be ko, ar ne, išmasažuoti gerai ir nenaudoti saunoje, tikrai kaitins, degins ir taip toliau. Imbierinė druska į sauną neikit. Yra mažų druskyčių, yra jų daug. Na, nelabai aš apie jas ilgai norėjau kalbėti, bet vis tik tai paminėsiu. Mes turim tų druskyčių mažučių, kurios yra taip pat yra kūno druskos. Serija Hainantao vadinasi. 80 puslapį jūs matot. Tiesiog vienam kartui visam kūnui po 60 gramų druskytės. Įvairūs kodai, aš gal visų tikrai nevardinsiu,
Na, jeigu norim odos maitinimo, be jokios abejonės stebuklingą alyvuogę renkamės 32609, ne, jeigu jūs turite dabar atsiverti. Pieniškas bliuzas taip pat labai naudinga yra, jeigu norim odos maitinimui. Aš noriu pasakyti, kada pleiskanoja oda, kada jinai tokia yra pavytusi, tiesiog, fantastinės tos druskytės, pieniškas bliuzas nerealus apskritai vyresnėm moteriam. Toliau, kūno druska jūros dumbliais. Mes jau šnekėjom daug apie jūros dumblius. Ten, kur yra jūros dumbliai, ten yra mikroelementai, vitaminai, ten yra super odos maitinimas. Taigi, nekalbant apie tai, kad jau ten gerina odos elastingumą ir drėkina ir stiprina tą odą, ne? Tai visa kita taip pat yra jūros dumbliuose, kaip ir jūros druskoje. Taigi, mėtos citrina tonizuoja, sutraukia poras, čia turbūt savaime suprantami dalykai, ar ne? Kalnų levanda ramina, jazminas turi nuostabų šitą aromatą, be abejo, kas mėgsta, ar ne, ir lygiai taip pat rožės lapelį, ar ne, su eterinės rožės aliejais. Druskytė, levanda, kaip sakiau, vėlgi su eteriniu levandos aliejumi, ne, kaip ir didžioji druska, tai yra didysis įpakavimas, ar ne, druskytės. Žodžiu, įvairiausi kvapai su įvairiausiais eteriniais aliejais ir tie pakučiai, jie skirti vienam kartui, ar ne, visam kūnui vienam kartui. Taigi, labai tikrai šaunios druskytės, jeigu, kadangi aš esu vyresnės kartos atstovas, tai virš 40 labai patarčiau keletą kartų pabandyti pieniškai bliuzą, tai yra panaudoti moteriams šiek tiek vyresniems, todėl kad, pieno, proteino, amino rūgštis odai suteikia nerealius pojūčius ir nerealų maitinimą ir apskritai nerealius jausmus. Tai yra tikrai labai giliai maitina, regeneruoja ląsteles ir nepaprastai tinka vyresnėm moterim. Lygiai tas pats kaip ir stebuklingoje alyvuogė. Kaip kas ką labiausiai mėgsta, bet tikrai pabandykit, tai nereiškia, kad jaunas merginos ar moteris negali tos kūno druskos pabandyti. Be jokios abejonės galite, bet tiesiog aš akcentuoju šiek tiek vyresnėm moterim, nes paprastai, jūs ir taip gražios, o jau čia reikia biškį dar daugiau pasistengti. Taigi, kadangi jau aš kalbu, tas atstovas, tai ir rekomenduoju labiau šitas druskeles vyresnėm moterim. Dar mes, mėlyjei, turim labai puikias dvi kaukės kūnui. Viena yra kaukė kūnui su vulkaninė lava, tai yra 30255. Ir dar viena, taip, kodukas bus 30254, tai yra kaukė su negyvosios jūros druska. Tai vat kaukė su negyvosios jūros druska, kaip ir tuoj atversiu katalogą ir pasakysiu, 78 puslapyje mes turim didelę druską, kurios 330, šiek tiek mažesnė nei tos mūsų pačios didžiausios 380 gramų, bet turim ir 330 gramų, kodukas yra 30223. Aš manau, kad šitą naujovę jūs jau išbandėt, bent jau tie, kurie apskritai tos moteris, kurios naudoja druskas ir supranta, kad odą mes galime maitinti tik per druskas. Taigi, iš tikrųjų, super maitinimas, įsivaizduokit, ta druska turi 26 mineralus ir mikroelementus. Be jokios abejonės, tai yra negyvosios jūros druska, ar ne? Taip katalogė šauniai užvadinta, gyvoji druska iš negyvosios jūros. Tai iš tikrųjų fantastiškai maitina ir valo odą, nepaprastai nuostabi tikrai yra druska, labai stangrina ir prie to paties, kad stangrina ir švelnina, tai dar ir, tiesiog oda elastinga ir super tokia, kaip man pasakoja, žinot, aš nebandžiau, bet man taip išsamiai papasakoja kokia ta druska, kad jinai, tiesiog
kaukės ir druskos, kaukė ir druska vienam variante, kad labai yra, tiesiog labai švelni ta kreminė tekstūra ir svajoju ją išbandyti, nes tiek prisidėjus visko su iš tikrųjų tam kūnui, kad jau nebežinau net ką ir naudoti iš tikrųjų. Tai vat šitą druską būtinai panaudosiu ir tikrai pabandysiu, galėsiu papasakoti labiau savo pojūčius, bet aš manau, kad jūs tikrai daug kas išbandėt, Odeta parašė išbandė nuostabi, nes kada jinai atsirado, iš tikrųjų, nežiūrint tai, kad jinai tokia, sakykime, taip kaina šiek tiek kandžiojasi, ar ne pagal viską, bet iš tikrųjų, tokia turtinga ir kiek žinau, kiek man pasakojo po šitos druskos, po to, kai nuprausiam tą druskytę, iš tikrųjų net losjonų jokių arba pienelių jau tiek nebesinori, tai yra nėra jokio poreikio. Tai vat, tai pabandykim visos ir pažiūrėkim, kaip ten bus šaunu. Dabar aš apie kaukės noriu pasakyti. Kaukės aš išbandžiau abi. Man nepaprastai patiko vulkaniniai pelenai, kaukės negyvosios jūros druska, tai kadangi aš prie tų druskų pripratus, tai aš lyg ir, ta prasme, kažko tokio neįtikėtino nepajutau, bet man labai patiko kaukė kūnui su vulkaninė lava. Iš tikrųjų, vulkaniniai pelenai, vulkaninė lava, odos priežiūrai buvo naudojami ištisus šimtmečius. Tai yra labai senai sugalvotas procesas ir priemonė. Ir šie pelenai yra puikiai žinomi apskritai dėl savo antibakterinių ir priešuždegiminių ir dezinfekcinių savybių. Kadangi jų sudėtyje yra gausu sieros, o siera yra toks mineralas, jis ne tik padeda priešintis bakterijoms, bet ir geba iš tikrųjų jas sunaikinti. Taigi, žinodama tą informaciją, kad tai yra tikrai labai daug sieros, aš puoliau ją iš tikrųjų bandyti, gal dėl to jinai man tokia nuostabi labai pasirodė, bet iš tikrųjų man labai malonu ją tikrai dėtis tą kaukę, teptis. Siera apskritai kaip mineralas į lėtinio senėjimo procesą, nes puikiai apsaugo odą nuo taršos, netgi nuo radiacijos siera puikiai saugo. Jo sudėtyje yra labai daug amino rūgščių ir taurino yra ir tos vulkaninių pelenų tos dalelės. Jos yra netirpios vandenyje, jos yra ypač mažos, jos netirpios vandenyje, uždėjus ją ant odos, tiesiog fantastika. Tiesiog fantastika. Tai labai šauni tikrai kaukė, pabandykit, jeigu mėgstate apskritai tokias procedūras, tai tikrai pabandykit. Išves ir toksinus, ir šlakus, ir absorbuoja puikiai odos nešvarumus, išvalo, aišku, poras. Ir be jokios abejonės, kaip ir visos kūno priemonės, jos ir tonizuoja, ir super stangrina. Taigi prie vulkaninės lavos tų mikrodalelių su ta visa siera įeina ir tokie natūralūs aliejai kaip jojoba, takoferolis. Takoferolis turbūt žino, tai yra vitaminas E, hialurono rūgštis. Be abejo, visas šitas derinys puikiai šalina toksinus, puikiai odą drėkina ir palieka fantastinį iš tikrųjų pojūtį. O negyvosios jūros druska, kaukės negyvosios jūros druska, vėlgi šios kaukės dėka mes šalinam ne tik toksinus iš odos, bet šalinam kartu ir vandenį su toksinais. Bet liekam odos mineralizacija, kadangi, negyvosios jūros druska visada mineralizuoja. Taigi, stangrumas, mineralinių medžiagų balanso atstatymas, vandens pertekliaus pašalinimas ir, super programoje nuo celiulito. Nežinau kodėl, bet prie šitos druskos visur rašo ir sako informaciją, tikrai nežinau kodėl, bet ši kaukė yra skirta žiemai.
sunku pasakyti kodėl, bet kažkodėl visur yra pažymėta. Na, atsakymą iš tą klausimą, pati uždaviau klausimą ir pati nežinau, kaip jį atsakyti. Bet yra tiesiog, kad žiemai skirta kaukė. Su kuo tai yra susiję, taip ir nežinau. Kaukę be abejo naudoti galite ir po druskos, be jokios abejonės. Bet, na, ir druska, ir kaukė, na, galite, aišku, naudoti. Aš kada naudoju kaukę, aš nenaudoju druskos, bet aš niekada kaukės nededu be pilingo. Apskritai, tarsi, jeigu aš pradėjau kažkokią veido kaukių, kažkokią tai seriją, ar ne, tai nežiūrint tai, kad pas mane yra pakankamai jautri oda plona, oda tokia, na, buvusi labai alergiška prieš tai ir taip toliau, jautri oda, aš ją saugau ir žiūriu visada, kad nesualergizuotų, kad kažkur kažkokio uždegiminio proceso nebūtų. Tai nežiūrinti tai, jeigu aš dedu kažkokias kaukes, dar kartą pasikartosiu, ar tai bus ant veido, ar tai bus ant kūno, aš taip esu įpratusi. Tiesiog visada, galbūt tai būna mažas kiekis pilingo, bet aš vis tiek nupilinguoju tą odą. Be abejo, jeigu kompleksas kaukių, aš jas dažniausiai, jeigu tai yra aktyvi dalis, ar ne, yra tam tikros kaukės pas mus kompanijų, kurios yra pakankamai aktyvios. Tai yra, pavyzdžiui, fito žolelių, ar ne, kaukytės veidų iš fito kosmetikos, ar ne, kur 100% natūralios. Ten yra tiesiog smulkintos žolelės, tai yra aktyvi dalis. Aš kiekvieną dieną nededu tos kaukės, aš dedu 2-3 kartus per savaitę, nes man yra per aktyvu mano odai. Ne? Tai jeigu aš dedu 2-3 kartus per savaitę kaukę, aš visada nusipilinguoju. Aš žinau, kad pilingo man niekada nebus per daug, nes būtent su pilingais, šitos kompanijos pilingais, aš susitvarkiau visą savo alergišką odą ir visą savo jautrumą odos. Todėl aš niekada nebijau dėti pilingo šito mūsų, niekada. Ir jeigu aš jau dedu kaukę, jeigu aš noriu, kad per poras, kad ta mano kaukė pasiektų ten dermą, ar ne, ar ten 2 ar 3 odos sluoksnį, tai be jokios abejonės aš turiu tą odą nurengti kaip galima daugiau. Aš turiu atidaryti poras, aš turiu ją pakaitinti, aš turiu, na, aš suprantu, jeigu aš gaištu laiką, sakykime taip, arba jaučiu malonumą ar nedarydama tokias procedūras, tai jau jeigu darau, tai darau nuo A iki Z. Tai yra, nupilinguoju odą ar ne, ir tada dedu kaukę. Ir atvirkščiai, jeigu aš sumaniau atlikti pilingą savo kūnui, tai jau tiesiog nusipilingavus pasitepti losjonu, aš taip neišeinu iš vonios kambario. Aš tada jau tikrai atsidarau kažkokią kaukę su druska arba druską kažkokią, aš kažką tokio padarau taip, kad, na, tiesiog būtų visapusiškas efektas, kas liečia kūną ir kas liečia veidą lygiai taip pat. Tai va, ir dar pabaigai, mes jau labai baigiam, bet prie kūno priežiūros priemonių. Aš tiesiog negaliu nepasakyti nors porą žodžių apie mūsų dezodorantą, apie mūsų alūno kristalą, kodukas 30101. Tai yra fantastinis dezodorantas, tiesiog fantastinis, neturintis jokių eterinių aliejų, jokių cheminių elementų. Tiesiog, na, puikiai tinkantis puikiai tinkantis prie visokiausių odos problemų, jau nekalbant apie tai, kad iš tikrųjų kaip apsauga nuo prakaito nemalonaus kvapo, tai jau yra 100%. Ir prakaitas yra ne šiaip savo vanduo, jame apskritai nėra jokio kvapo, o kvapas atsiranda dėl bakterijų ir būtent dėl to mes gaunam tą nemalonų kvapą. Šalinasi mūsų toksinai iš odos, iš porų, šlakai ir taip toliau, ir sukelia šitą kvapą. Mūsų dezodorantas yra absoliučiai natūralus kristalas, susiformavęs natūraliai iš vulkaninės lavos. Dar kartą apie vulkaninę lavą.
Tai yra visiškai natūraliai susiformavęs kristalas. Ir jis panaikina tą bakterinę tokią, bakterijų tokią drėgmę, ar ne, o pats prakaitas lieka ir tas limfodrenažas vyksta ir organizmas valosi. Jis yra puikus antiseptikas, vaikams nuo įvairiausių kandimų labai gerai, praeina nežulys, ta vieta tiesiog dezinfekuojasi. Jei jūs susipjovėte, tepti reikia dažnai, užgyja žymiai greičiau. Jeigu supuliavo kažkas, tepti dažnai, tai yra super dezinfekcija. Jeigu nuo spuogų išspaudėte spuogą, nors nereikia spaudyti spuogų, ar ne, nu, bet jeigu jau tai buvo, tiesiog nervuoja tas spuogas, ar ne, išspaudytus tą spuogą, tai puikiai sausina spuogus, neblizga po to, kai išspaudė tą spuogą. Aišku, dezinfekuojasi be jokios abejonės. Nepamirškit, kad turit šitą alūno kristalą, kada spaudžiate spuogus, kai kažkur įsipjaunat, kai kažkokie vabzdžiai jūsų kando ir niežti, ar ne. Tai ne priemonė, kad kažkoks vaistas, tepaliukas, užtepėt vieną kartą arba 3 kartus per dieną. Jeigu kažkas yra niežti, įsipjovėt, spuogą išspaudėt, kaip sakiau, arba nudraskėt, nuplėšėt, ar dar kažką kraujuoja, arba tiesiog kažkokia nemaloni žaizdelė. Taigi tepkit ir tepkit to dezodorantą. Čiagi tiesiog yra alūno kristalas, turėkit jį visada kosmetiniai, ar ne, visada rankiniai dažniausiai, ypatingai jeigu į gamtą važiuojat. Galų gale jisgi veikia tik tai sušlapintas, ar ne, vandenuko. Neturite vandens, tai yra kristalas, kuris pats save išsivalo. Palaižykite seilėmis tą savo alūno kristalą ir perbraukit per tą kažkokį spuogelį arba ten, kur jums niežti, arba vaikui, jeigu niežti. Jeigu neturit vandens, va tiesiog neturit. Nebijokit, jisai puikiai, galų gale jūs jį naudojate asmeniškai, ar ne, jūs nepaimėte iš kaimyno ar dar iš kažkur, neturite savo alūno kristalą. Žinot, turiu 2 sūnus, bet kartais atrodo jau dideli vyrai, bet kartais kaip vaikai mąsto iš tikrųjų su tokiais dalykais. Vieną kartą sūnui mano užkilo pūliuojanti angina ir taip skauda gerklę, vos prašneka. Ir aš čia netyčia ir įsižiojau, sakau, viskas, einu dezodorantą greitai, sakau, tą alūną ištirpinu, tuoj pat įsiskalausi. O jetus, kaip užkėlė skandalą, aš čia su kažkokį tavo dezodorantą, sako, dar gerklę skalausiu. Jam taip kažkaip pasirodė, taip baisiai visą tai, taip kažkaip nehigieniška ar dar kažkas. Tai nutempiau į vonios kambarį, sakau, žiūrėk, nuploviau aš jį po tekančiu vandeniu. Dabar aš į šiltam vandeniukę ištirpinsiu, tu niekur to dezodoranto tikrai nekiši į burną ir kažkokiu būdu ten nevalysi to savo anginos, sakau, ir apskritai, sakau, mano dezodorantas iš tikrųjų jam garbė tą tavo anginą sutvarkyti, sakau, tai tu kaip tik tu jį terši. Tai žodžiu, aš jį ten vos prikalbinau, žinokit, dabar, kada išvalė visus pūlinius tas dezodorantas, bet ką reiškia išvalė? Reikia tiesiog, be abejo, kada yra stipri pūliuojanti angina, ar ne, ir temperatūra aukšta ir visa kita, skalauti reikia kas 20-30 minučių, kokias 4-5 valandas iš eilės. Jeigu jūs norit nuimti visus išvalyti šitos visus pūlinius, ar ne, ir kad temperatūra nukristų absoliučiai natūraliai. Žinot ką, aš jau šitą išbandžius esu ne vieną kartą, dėl to labai drąsiai sakau, nebent jau ten taip baisu toj burnoj, kad jau ten, bet tai nereikia laukti, pradėjo skaudėti gerklę, pradeda kilti temperatūra, iš karto darykite tas procedūras, iš karto. Todėl, kad iš tikrųjų tai yra puikiai dezinfekuojanti priemonė, puikiai. Tepti dažnai, skalauti dažnai, jeigu norite dezinfekuoti. Taigi, nuo gerklės,
nuo visokiausių šitų negerų dalykų, ar ne? Tai didžiulis antiseptikas, didžiulė antibakterinė priemonė. Lygiai tas pats, jeigu yra herpio virusas, ar ne? Herpio virusas, herpis, yra virusas, jį reikia naikinti iš vidaus ir tai yra vidaus problema. Tačiau išorinė pagalba su mūsų dezodorantu yra tiesiog super. Nors jūs, kaip sakyt, neišnaikinsite to herpio viruso taip, kad jau jo niekada nebūtų, ar ne, patepęs su dezodorantu. Tai yra neburtų lasdelė. Dar kartą noriu pasakyti, herpis yra virusas ir jį reikia naikinti iš vidaus. Tačiau pagalba yra iš tikrųjų didžiulė. Taigi, dar matyt galima vardinti ir vardinti, ką daro tas dezodorantas, iš tikrųjų, be viso to, kad jis dezodoruoja ir nuima kvapus. Lygiai tas pats, jūs ten pativiskuosite vandenukę šitą, tą alūno kristalą, tiesiog pažiūrėkite, ar yra rūgštus šiek tiek vandenukas, ar ne, ir, sakykime, valėte česnaką, trinėte duoną su česnaku, ar šiaip kažkokį kvapą negerą rankos įgyjo, ar ne, pamerkite rankas, palaikykite, jis tinka visur, jis ir kvapą nuima, jis ir puikiai, apskritai, kas liečia va šitos visus antibakterinius, visas bakterijas ir taip toliau, tai nėra iš tikrųjų geresnio preparato nei šitas. Taigi labai puiki priemonė ir puiki pagalba visam kam ir jo tiesiog neturėti, manau, visiškai neįmanoma. Taigi, mėlyjeji, žadėjau tilpti į 2 valandas, vos ne vos, bet tilpau, gal apie kažkokias kelias, kokias nors druskytes ar kažkokį tai vieną kitą priemonę gal ir praleidau. Tiesiog nežiūrėjau katalogę, nesekiau, kiek žinojau, tiek pasakojau jums apie tai. Taigi, nepasakojau, aišku, apie ortofitą slavitoną, tai yra atskira tema, nors tai yra irgi kūno priežiūros priemonės, ar ne, irgi naudojamas ant kūno ir šiaip yra pas mus tų priemonių visokiausių. Tiesiog norėjau būtent pro šitas, pro kūno priežiūrą praeiti kažkiek tai, kad kažką jums papasakoti apie tai, kad orientuotumėtės daugiau asortimente, o toliau apie kitas visas priemonės papasakosiu prie sveikatos priemonių, nes tiesiog apie alūno kristalą negalėjau jums nepasakyti, nes jis tinka visur, apie ką be pasakotum, alūno kristalą gali pridėti ir jį pritaikyti visiškai visur. Tai va. O apie kitas priemonės papasakosim kitą kartą. Nepamirškite pageidauti, apie ką norėtumėte išgirsti, nes iš tikrųjų kitą kartą tiesiog ir galvojam, ką čia kalbėjom mažiausiai, apie ką galima būtų daugiau papasakoti, ko labiausiai jums reikia. Nepamirškite, man labai anksčiau patikdavo, kažkaip visi dabar apstojo, iš tikrųjų labai patikdavo, kada tiesiog rašydavote TND Shops elektroninį paštą, ten, kur mes jums siunčiame visas žinias, mes siunčiame per grupę, jums visą informaciją, kas vyksta trečiadienis, kas vyksta šeštadienis, arba kažkokią tai informaciją apie pakeistas akcijas, arba užsakymo blankus. Tai tiesiog, nepamirškite pageidauti, jeigu labai norite, senai šnekėjome apie kažkokias tai priemonės, nelabai norėtųsi, kad pakalbėtume, taigi nepamirškite, pratęskime tą tradiciją kaip anksčiau, man visada nuo trečiadienio iki trečiadienio parašydavo kažkokius tai pageidavimus žmonės, paprašydavo apie kažką papasakoti. Tai yra iš tikrųjų ruošiantis paskaitai yra labai naudinga, dėl to, kad tikrai matom, apie ką reikėtų daugiau pašnekėti ir tiesiog lengviau orientuotis, ko jums labiausiai reikia arba apie ką jūsų labiausiai prašo klientai arba konsultantai ir kokios informacijos jūs žinote mažiausiai. Tai labai iš tikrųjų naudingi dalykai. Kągi, visiems gero vakaro, jau turbūt į webinarą nebespėsit, kurie atsijungėte ir klausėte paskaitos.
bet webinarai vyksta ir rytoj nuo pat ryto vyks, prisijunkit, labai tikrai įdomu, kada dienos bėgyje be pasijungtumėte, tada turbūt papulsit į webinarą ir iš tikrųjų sekite temas, labai labai padės jūsų verslui ir visam bendram supratimui. Taigi, ačiū Jums, kad klausėt. Malonu, kad patiko pieniškas bliuzas, kurio dar nepabandėt, bet pabandysit. Taigi, gero vakaro ir iki sekančių susitikimų. Mergaitės ir berniukai. Iki. Malonu buvo su Jumis pabendrauti.